Geresnio poilsio įsivaizduoti neįmanoma. Ir gėrimas toks skanus. Ko čia dėjot? Laimus tai jaučiu. Akvilė, kartą jau sakiau, pamiršai, tai ne laimai. Taip, žalios citrinos. Ne žalios, o žaliosios. Na, koks skirtumas? Žaliosios. Didelis, jei sakai žalios citrinos, tai apibūdina tik spalvą, o įvardžiuotinė forma žaliosios citrinos rodo, kad tai yra vaisių rūšis, o dabar ir kalbame apie tam tikrą rūšį. Na, sakykime, yra dar raudonieji, juodieji serbentai, tai yra uogų rūšis, bet gali būti, sakykime, tie raudonieji ir neraudoni, jeigu jie dar neprinokę, ar ne? Gerai spaudėte žaliųjų citrinų sulčių. O ko dar čia yra? Na, dėjau cukraus, mėtų, gazuoto vandens su ledu, tik tai ledai jau ištirpo nuo to karščio. Labai gardu. O tos užkandėlės bruskete su pesto padažu išvis, nors pirštus apsilaižyk. Oi, o brusketa, pesto, padažas galima vartoti? Nebūkštauk, abu žodžiai yra tinkami vartoti. Brusketa tai yra balta kepinta duona su česnaku ir alyvuogių aliejumi. Dar kitaip ją galima vadinti itališkų skrebučių arba itališką duonelę. O pestas tai yra itališkas padažas iš bazilikų, parmezano sūrio, kedrinių pinijų. Dar galima špinatų dėti, dar reikia česnako dėti, alyvuogių aliejaus įpilti. Tai šitą padažą galima vadinti tiesiog pestu, pesto padažu, arba dar geriau būtų sakyti lietuviškai bazilikų padažas. Dabar labai madinga svečiams patiekti tokius mažyčius sumuštinukus. O kaip jie vadinami? Daugelis sutrinka, kaip vadinti šios mažulyčius skanėstus. Prancūzai sako kanapė, bet mes turime gražų lietuvišką atitikmenį. Vieno kąsnio sumuštinukas. Ragavau tokių tikrų prancūziškų, kaip prieš 5 metus svečiavausi pas tetą Prancūzijoje. Ne prieš 5. Prieš 5, aš gal geriau žinau. Prieš 5. Žodis metai yra daugiskaitinis, todėl su juo turi vartoti dauginį skaitvardį. 5 metai, 3 žirklės, 3 marškiniai, 4 vartai. 1 metai. O štai su 1 metais kita kalba. Gali sakyti 1 metai, 1 vestuvės pagal analogiją, bet pagal lietuvių kalbos tradiciją tai galima sakyti ir 1 metai, 1 žirklės, 1 vartai, 1 marškiniai. Šiam variantui netgi teiktina pirmenybė. 3 marškinius išploviau, o 1 liko neskalbti. Taip? Taip, teisingai. Nagi valgyk dar tų brusketų. O, jau čia mažai beliko. Gerai. Paimsiu dar kelis itališkus skrebučius su bazilikų padažu. 1, 2.